Ką ten su kompais? Gerai, tai sveiki gerbėmieji. Mes čia po kelių dienų įrašinėjimui grįžtam pabaigti laidą, kurią pradėjom sekmadienį. Čia iš kitos pusės visi dabar atostogauja, žolinė, kas į kaimus, kas prie jūros, kas vatno. Gerai, čia tau žodžių žaidimas, žolinės, kasikaimai. Kas į kaimai. Įdomus dalykas, jeigu mes neįrašom iš pirmo karto, tai iš antro būna nesigauna, tada iš trečio reikia. Jau porą atvejų tai buvo. Čia, žinai, turbūt būtų galima, žinai, atskirą laidą padaryti apie steką, apie softą, apie audio įrašinėjimą, apie hardvarą ir visus keiksmus, žinai. Matai, kažkaip vis dar nebūna, kad nedaug temų. Ai, nu. Tai mes galėtumėm pašnekėti šiaip apie, pavyzdžiui, audio softą ant Linuxo. Gerai, dabar mes kurių temų neužkabinom, tai čia trumpai galim aptarti dar irgi, kas šiandien dabar vyksta su tuo Contribui. Jo, toksai visai geras šaršalas užsikūrė. Bet ir man, žinai, tokia kilo verslo idėja, kurios aš neįgyveninsiu, nes tingiu. Nes, žinai, čia visi Contribui, Patreonai, jie yra platformos surenkančios pinigus ir padalyjančios, ne? Taip. O jeigu daryt, čia aišku, koks nors hostingas daryt, tai atsimint kažkada būdavo, kurie hostingai teikdavo e-shopų paslaugas, kaip hostingo planas, bet tenai grinai prestašopas koks konfigūruotas ir paduotas. Tai jeigu čia duotų paramos rinkimo platformos paslaugas, tipo, bet tu moki pinigus šitiem tam hosteriui kažkokiam tai, ir tu gauni iškart, maždaug tik tai susikonfigūruoji, kas tau, kur pinigai eina ir panašiai. Tas, kas teikia paslaugą šitą, tas, tarkim, hosteris kažkoks ar kažkas, jis pinigų tos paramos neina. Pinigai eina tiesiai tam, kuris pasikūręs tą platformą. Platformėlę, tipo apsą kažkokį, nes perkonfigūruotas kažkoks tai yra jau daiktas kažkoks, mačiau yra open source, tokių platformų, kur self-hosting gali. Tokie, žinai, daugiau mažiau basikai paruošti, tik tai nusirodyti nesąskaitas, panašiai, planus ir važiuoja, žinai. Tai va toksai. Arba kažkas dar irgi kita paslauga, tipo kažkas, irgi yra platforma, kurią tiesiog, sumoki pinigus, tau pakonfigūruoja, atiduoda šią važiuoja. Matai, tas tarpininkas, aš kaip suprantu, iš dalies dar turi ir kitą funkciją, toks escrow services, kur, tipo, atiduoda pinigus, žinai, gavėjam tik tada, kai jisai, pavyzdžiui, ten patenkina kažkokius reikalavimus, žinai. Iššipina produktą, žinai, ar pateikia ataskaitą, žinai, kaip ten viskas suplanuota, išleistos pinigus ar whatnot. Tai taip. Ne, tos platformos iš viso, supranti, jos yra tai, kad paprasta padaryti tiesiog, nusirodai kažką ir viskas. Kad turiu omeny, žinai, bet aš toks velnio advokatų norėčiau pabūti dėl tos centralizuotos sistemos, žinai. Kai tu labiau pasitikė, žinai, tą platformą, per kurią kaupia pinigus, negu žinai, bičiu, kuris ten amžinai variklį daro, žinai. Čia, matai, čia būtų ne bičias, kuris amžinai variklį daro, čia iš tikrųjų tu jau pasitikėtum savo kolegom. Ta platforma turi tau atiduoda, žinai, tik tai techninį sprendimą, o patys šitie, žinai, tie tiekėjai prie platformos nelenda. Bet sakau, aš iki šito neįsiu ir man tiesiog mintis tokia. Man, matai, dar kitas dalykas kyla, jeigu kalba sukasi apie privatų asmenį, kitame transakcijos gale asmeninė patirtis byloja, kad kartais su bankais kyla problemų. Kad staiga, žinai, asmeniui daug mažų transakcijų radosi ir blemba, reikia užblokuoti šitam žmogui sąskaitą ir aiškintis. Ten pasirodo, tiesiog hebra sumetė po 5 eurus, žinai, už lipdukus. O čia jau, kaip sakyti, jau tada jau to žmogaus reikalas, o ne techninio sprendimo tiekėjo. Jo, aš manyčiau, kad turbūt ten Patreonas ir Contribui šiek tiek to vargo nuima, žinai, nes tarpininkas yra trusted, žinai, ir... Pasirodo ne visai trusted kai kurie. Pasirodo ne visai. Dar kitas irgi apie šituos, kur ten aplinkos ministerijoje vienas veikėjas papostino, kas ten vyksta ir kaip sumoka valstybė 5 štukių per mėnesį už hostingą. Reikia toks įdomus ir kur SPIS sistemos kodą turi atspausdintą. Panašu tenai be code highlightų, tai taip nepatogiai atspausdinta. Kas mane labai liūdina, tai čia tokios gana senos panetkės
verygos draugelių ir įmonių, kurios laimi valstybinius viešpirkius ir kuria tariamai geras ir kokybiškas sistemas sveikatos sistemai. Ir ko pasiekoja greitosios važinėja su dviem bandūrom, kadangi reikia komunikuoti su dviem, šaltiniais. Nu ir kaip minėjai, 5 000 už hostingą moka per mėnesį, tai... Nu, čia be PVM tiesa. Tai dar šitas, bet tai sakė, kad ten realiai gaunasi šiaip iš tikrųjų tikra kaina kelt 4 štukį. Nu tai čia, čia toks preliminariai iš lempos paskaičiuotas, nematant sistemos, nematant srautų, Aš nedrįščiau čia ginčyti, jo tas... Matai, čia vat irgi reikės daugiau detalių, beje, Olikas tenai jau biškai pasišnekėjo su kai kuriais žmonės, biškai galiu nudylinti, kad tenai, sakė, ten užklausų dabar kokius 2-3 vienetų per savaitę. Tai kaip sakai, laudas nedidelis, bet jis irgi su tuo tenai pakalbėjo, tenai ir galima, sakė, pabandyti permigruoti į kitą imidžą kažkaip. Nu, žodžiu, čia nesigilinu, bet galbūt apie šitą biškį daugiau kažkada pakalbėsim, kai daugiau dalykų žinosim. Nu, realiai, kai apskritai kažką konkretaus žinosim, nes čia dabar tokios gana spekulacijos ir... Verslo, kaip sakyt, paslaptys. Lietuvoje mes čia, apie 10 000 kalbam, O tuo tarpu ten visokie Twitteriai, Maskai, CrowdStrike'ai, kaip ir buvo numatyta, tasosi po teismus ir kažkaip sumomis, kuriuose atsiduria dar kokie 3-4 papildomi nuliai. Tai būtent, kad Twitteris Airijoje patrauktas į teismą už tai, kad naudojo savo, vartotojų duomenis naudojo treniruoti savo Grok AI modelį. Jo, čia toks vienas iš eilinių jau turbūt GDPR pagrindų ieškinių. Ir jau biškai juokinga darosi, kažkur užmačiau lentelę, su didžiausiom baudom būtent už GDPR, tai ten Google'as, Amazonas, 100 milijonų per pastaruosius N metų, prasikalę, prasiknisę ir toliau eina per teismus, toliau moka ir vargsta. Nu, man tai jau biški juokinga, jau N metų dėl to pačio GDPR, jau tos pačios įmonės, pastoviai moka, ta prasme, ne milijonais, ne 10 milijonų, o 100 milijonų, Kurios ir milijardinės baudas gauna. Taip. Twitteris dar į tam top 10 nepapuola, bet man atrodo, tam Google'as sumėta. Google'as mėta ir Apple'as. Jo, Google'as mėta Apple'as. Analfabetas dar. Google'as. Google tai analfabetas. Tuo tarpu, kai Twitterį tempėsi airiai, tai Twitteris su Masku prieš akį eina į teismus prieš ten privačias kelias kompanijas. Kad jos pas jį nesireklamuoja. Jo. Ir aktyviai boikotuoja, kažin kodėl, po čia to. Jo, tai jis pats, tarkim, Twitterį nusipirko, jis pasiuntė jas kažkur tai toli. Ar tipo, nenorit kaip norit, o dabar nenorit, tai į teismą vaduosi. Toks, irgi biškiai juokingai. Jis jau toks, kaip tenai, kuo toliau jis toks, jo elgesys toks vaikiškesnis darosi. Tai ta prasme, kaip skamba fucking, kai krenta pajamų, ta prasme, tu pasakai viešai, eikit jūs visi velniop, dalis nueina velniop, tada pajamos krenta dvigubai, ir tada varo teistis su ta chebra, kurią pasiuntė velniop. Jo, bet aš supratau ten, kas komentavo, kad tipo čia nepaisė šitą bylą, nes, matai, gal jeigu, pavyzdžiui, sutartys pasirašytos, tenais yra tenai kažkas, kad tiek ir tiek turi, išleisti ant reklamos, tenai panašiai, tenai tada gal, bet jeigu tipo naudojasi paslaugom, perki tiek, kiek perki, tai... Bet aš labai abejoju, kad medijos, ta prasme, tokias sutartį bus pasirašę. Čia kalba sukasi pagrindė apie kelias sveikatos apsaugos įmonės apsiimančias sveikatos apsaugą, aišku, privačios įmonės, nes Amerika. Ir aš labai abejoju, kad jie tokias, užrakinančias sutartis būtų pasirašę.
Bet kaip stalai apsisuko. Kalbant apie dirbinėjančius, CrowdStrike'as, CrowdStrike'o akcininkai padavė į teismą dėl to, kad nebuvo aiškus testavimo procesais. Ne, tai iš viso, ta prasme, ten argumentas CrowdStrike'o, šitų investuotojų CrowdStrike'ą, kad tipo, jūs iš viso nuslėpėte faktą, kad jūs neturite testavimo procedūrų arba beveik neturite, o tos, kurios turite, yra visiškai neadekvačios ir, nu, žodžiu, aš dabar nežinau, koks yra teisiškas terminas, bet kai tiesiog įmonė apgaudinėja savo investorius, sukelia apgaulingą įvaizdį, žinai, apie procesus vykstančius įmonėje. Tokiem teismam tai būtų nemažai precedentų, žinai, bet iš kitos pusės, manau, kad būtų faina, kad žmonės galėtų pripažinti faktą, kad buvo durni, žinai. Ir tiesiog nepasigilino, nepaklausė, žinai, nekėlė klausimų, žinai, ir tam tas rožinis vienaragis buvo užpylęs akis, žinai, ir čia, žinai, nieko keisto, čia lygiai taip pat, minėjom po CrowdStrike'o epizodo, kad, potencialiai ir klientai teisės su CrowdStrike'u, taip ir nutiko lygiai. CrowdStrike'as dar bandė tenai glaistyti nesusipratimus, siūlydamas po 10 eurų Uber Eats, kad pavalgytum. Tipo, jūs čia visi, maždaug, pavalgykit ir nusiraminsit. Tai pikti čia jūs dėl to, kad alkani. O tas Uber Eats maždaug čia nepatikimas. Fraudulent provider kažkas tokia. Nepaėjo net po 10 baksų. Net pavalgyt neišėjo klientam. Tai jie ten buvo irgi išstoję su tokiu pranešimu, kad dabar mes jau įsitraukėme testavimą į developmento procedūras, žinai. It's about fucking time. Žinai, čia mes pasibėdavojam dėl 10 000, žinai, ten dabar tos pačios oro linijos amerikiečių, žinai, su to pačiu CrowdStrike'u dėl 100 milijoninių, žinai, žalos atlyginimų. Ten tiek su CrowdStrike'u, tiek su Microsoft'u pradeda procesus, procedūras. Spėčiau, kad čia neilgam, čia kaip ir koks Zoom'as, žinai, praeis teismai, žinai, vėl akcijos grįš į savo pradinę padėtį ir baigsis. Trumpalaikė atmintis, žinai. Jo, buvogi vienos oro linijos, kurios sakė, kad jos pakankamai mažai nukentėjo, nes pas juos 3.11 Windows'ai. CrowdStrike'as neveikia. Ja, bet čia, man atrodo, vieni iš Delta Airlines konkurentų ir buvo, nepamenu, kurios ten oro linijos amerikiečių vietinės, nes ten tie Delta Airlines, tai ten žioskai nukentėjo, ten beveik visus savo ten skrydžius kancelino savaitę, čiut ne. Kas galėjo padengti šitą poreikį skrydžių, tai turbūt visai... Visai, ko gero, galėjo tuo ir pasinaudoti. Mes, aišku, neskatinam, žinai, 3.11 naudot, žinai, infrastruktūrai svarbiai, bet, Jo. Pliusų yra. Mes iš vis Windows'ų neskatinam naudot infrastruktūrai kritiniai. Yra kam patinka. Šiaip, žinai, iš tų tokių džiugesnių, prieš kelias dienas užmačiau, kad, turkai džiaugiasi, žinai, jau galim mes Instagramą pasiekti po ten 1,5 savaitės trukusio bloką, žinai. Tai eilinį sykį toksai GDPR'o, nežinau, nestantas buvo, kai jau prieš porą metų Turkijos valdžia pradėjo kapotis su Facebook'u, su Meta. Jiem ten skiria baudą, žinai, ten 15 milijonų dėl to, kad apjungė, žinai, WhatsApp'o, Instagramo ir Facebook'o akauntus, paskiau ten Trydas su Instagramu apjungė, žinai. Pradėjo grasinti turkai Metai, kad mes čia blokuosim, žinai, Instagramą. Tai Metos sprendimas buvo, tai mes jums tada blokuojam Trydas, žinai. Kaip supratau, tas Trydos blokas vis dar galioja. Bet jis yra būtent iš Metos pusės. O Instagramo blokas iš Turkijos valdžios ilgai nesilaikė. Tai čia klausimas, ką ten sutarė. Ten šiaip įdomus baudos modelis buvo, žinai, kur tipo, čia 19 milijonų ir už kiekvieną papildomą necompliance dieną dar, žinai, po keliasdešimt tūkstančių, žinai. Ten kurį laiką kabėjo toks keistas statusas.
Šiaip įdomu, šitą Turkiją irgi GDPR prisijungusi prie jo, nes taigi ne Europos Sąjunga. Jie nori, bet jų nepriima niekaip. Čia konkreti turkų kokia čia institucija rėmėsi ES teismais, žinai, citavo ES sprendimus, žinai, ir jie turbūt argumentavo ne tuo, kad čia tipo GDPR pažeidžia, bet, kad tiesiog renkate duomenis, žinai, tuos duomenis segreguojate ir naudojate be vartotojų žinios, o Europoje yra toksai GDPR ir Europoje jūs, žinai, buvote teisiami ir baudžiami už tai, žinai, toks labiau argumentuotas į duomenų rinkimą ir tą praktinę pusę, sakykime, taip, kurią, techniškai GDPR turėtų prašyti, žinai, tokią pusiau prielaidą darau, pusiau. Aišku, tai prasme, jiems netrukdo niekas priiminėtų direktyvų Europos, jeigu jiems pasirodo geras. Ta prasme, kas trukdo imti kaip pavyzdį, žinai, čia lygiai taip pat bet kurios kitos šalies įstatyminė bazė. Nes čia konkrečiai ne Europos komisija, o turkų, būtent Turkijos valdžios institucija, kuri baudom apsiėmė. Aš tik nesau biškai aš ten versdamasis turkiškus straipsnius. Ai, užjaučiu. Taip iki galo niekur nesupratau. Spėju verčia ne ką kokybiškiau negu į lietuvių iš anglų koks Google Translate'as. Nu va, ir pagrindinės, kaip sakyt, potėmė šios dienos apie security dalykus. Jo, čia baigėsi čia porą konfių. Minėjom šitie Defconas, Black Hatas. Ir po jų padavė tokių visokių įdomesnių pranešimų. Prieš jas, per jas ir po jų, taip kaip mestelio, žinai, taip. Bet čia kas metus būna. Čia vienas iš tokių smagesnių atvejų su GitHub'o. Jau mes prieš kelis mėnesius sužinojome, kad GitHub'as dalykų neištrina, ypatingai failų, kuriuos kažkas komentaruose kaip draftą pridėjo. Paaiškėjo, kad GitHub'as neištrina ir komitų, ištrintų repozitorijų komitų arba repozitorijų, kurios yra padarytos privačiomis. Ir tokia Truffle Security kompanija išleido gana detalų straipsnį apie tai, kaip bent kelis būdus, kaip galima pasiekti iš esmės ištrintą turinį iš GitHub'o. Ir jau tas proof of concept iš esmės buvo toksai, kad jie iškapstė krūvą privačių raktų, kurie buvo netyčia kažkada GitHub'o suplaudinti. Ir tada ta kompanija ir tie žmonės, kurie pastebėjo šitą problemą, kad čia sukomitino kažkokius privačius dalykus, juos ištrynė, žinai, šitą Truffle kompanija pademonstravo, kad tiesiog žinant komito ID, tu gali išgauti komitą, kurio techniškai kaip ir neturėtų matytis. Ir jų tokia prielaida, kad visa šita problema yra susijusi su tuo, kaip GitHub'as implementavęs forkinimą repozitorijų ir apskritai sąryšius tarp organizacijų ir repozitorijų. Taigi ten toks yra konceptas kaip network, man atrodo, kas ten, repository network, company network, kas ten, repository network, man atrodo. Ir jų GitHub'o implementacija leidžia, žinai, ne tik, kad žinant komito ID ištraukti to komito turinį, bet kurio tu neturėtum teisės turėti pasiekti, bet ir iškapstyti komito ID, kurio tu nežinai ir tada pasiekti tą turinį ir panašus dalykai. Bet čia konkrečiai susijęs su bent 3 atvejais, tai kaip minėjau, kai yra ištrinta repozitorija, kai yra repozitorija padaryta privačia, kai kažkuris forkas yra repozitorijos padarytas privačiu, arba kai repozitorija, kuri yra nuforkinta, buvo padaryta privačia. Tai toks liūdnesnis. Pradžioje sakė, kad smagesnis, dabar liūdnesnis. Pagalvoju ir nuliūdau. Čia, žinai, eilinis iki kažkokia didelė kompanija paaiškėja, kad nieko netrina, žinai. Dabar kitas dalykas 0.0.0.0 exploitas. Beje, čia kiek žiūrėjau, tai čia Windows'uose neveikia. Veikia tik tai Mac'uose ir Linux'uose su naršyklė, nes, kaip suprant, naršyklės kartais kreipiasi šituo adresu ir čia galima tada pasiekti lokalų kažkaip.
Bet čia tu pavadinai eksploitu, aš labai nenorėčiau to vadinti eksploitu, kadangi tai Tu skamba parašei kaip labai exploitus. normalus use cases šiais moderniškais laikais. Tu turi servisą X, kuris ranina tavo kompę, kuris, žinai, atsidaręs ten kokį nors portą. Ir tu turi JavaScriptinį daiktą, kurį tu ranini browserį ir kuris komunikuoja su to servisu, kurį tu ranini savo kompę. Kitas dalykas, tai man kelia biškį klausimą, kodėl ant Windows'ės neveikia. Vat aš galvoju, šiaip nebandžiau, reiktų gal kada Tu turi Windowsinę mašiną? darbe aš game developinu tai ant Windowsinės mašinos, dar niekaip nepereinu, žinai, nes ten biški Unity ten ne visai seksy ant Linux'o veikia. Bet man atrodo, ar nėra taip, kad Windows'ai 0.0.0.0 adresas gal nebeveikia. 127.0.0.1, okei, ten localhost, okei, bet tas 0.0.0.0 tai gali būti, kad išjungtas. Bet čia aš neduodu galvos nukirst, nei rankos, nei kokios kitos kūno dalies. Nu, okei, čia reikėtų pasičiupinėti Windows'e. Tai va, ką žinau, čia bendrai tai šitą problemą priminė Zoom'as gi tokį elgesį irgi turėjo, žinai, ir ten visi labai stebėjosi, kaip čia Zoom'o web klientas, žinai, beldžiasi į routerį ir skenuoja tavo local networką. Čia aš nežinau, prieš keletą metų gana smarkiai buvo nuskambėję ir čia dar toksai vienas atvejis, kur šitą elgesį sugebėjo Hebra eksploituoti. Per internetus visur nuskambėjo, žinai, ten Zoom'as pasibarstė galvą pelenais. Ir Zoom'as yra toliau turbūt vienas populiariausių. Jo, jis, pavyzdžiui, Teams'ai čiulpė. Oi, ne, su Teams'ais yra kitų viena problema, kad jie oficialiai nesuportina ten Mozillos ir dar ten krūvą dalykų, nebent turi korporatyvinį accountą. Man Teams'ai kind of puikiai veikia, bet tik su korporatyviniu accountu. Tiek smarkiai nesunaudoju, aš Teams'ais naudojusi, kai man reikėjo remote jungtis vaiko pamokai. Education. Bet čia konkrečioje mokykloje turbūt jie naudoja Teams'us, nes aš kaip supratau. Matai, kai mokykla, žinai, tarkim, turi tenai ofisą, į ofisą tenai 365 ir belia kurį ofisą, Teams'ai įeina by default. Ir ten tada, žinai, naudojasi, tai ir kitiem reikia naudotis. Jo, aš atsimenu, kažkur mačiau, kad viena mokykla labiau Google infra adoptino, gal ten su tom lentom susiję Google, bet kad jos defunct jau tai. Nu, matai, tai yra toks dalykas, kad Microsoft'as į mokyklas jau senai yra įkišęs nagus, nuo neatmenamų laikų. Nuo darželio indoktrinuoti reikia, žinai, per Mario. O šiaip grinai trumpai dar grįžtant prie to 0.0.0. Irgi pastebėjimas tinklistų, kad blemba čia turbūt šita visa problema yra labiau ne tiek, kad eksploitas, bet techninė skola. Kadangi šiais laikais Unix socketus palaiko ir Windows'e ir šitą poreikį pilnai patenkint galėtų Unix socketai, bet, tiesiog kažkada Java Unix socketų nepalaikė, Java appletus tokie dalykai nevažiavo, tai turim, ką turim dabar, žinai. Aišku, ten su Unix socketais nėra taip viskas paprasta, žinai, kad nurodė localhostą ir IP ir šitą portą DCP, bet... O prie HTTP IP portas, tai jungtis moka visi, net ir junior JavaScripteriai, tai žinai, o su socketais tai biški įdomiau. Tai. Techniškai labai norint tą visą endpointą socketo galima į URI sukišti ir sugalvoti kokį sprendimą, kuris būtų efektyvesnis ir konkrečią problemą sprendžiantis, o ne viskas yra TCP IP serveris. Proga yra tvarkytis. Čia šiaip ir Safari, ir Chrome'as paskelbė, kad jau čia šitą tvarkys ir tenai, man atrodo, blokuos 0.0.0.0 adresą, o Firefox'as biški dar tylėjo, bent jau tuo metu, kai susigaudėm šitą. Jo, bet jie irgi paskelbė, kad blokuos, bet jų didžiųjų brauzerių kuriejų pagrindinis argumentas ir buvo, kad, sorry, mes negalim, žinai, blokuoti visko, nes tai yra normalus legitimus use case'as.
Tarp kitko, jų blokuoja, seniausiai blokuoja ir dar ten turi krūvą filtrų, kurie yra by default išjungti, bet jie konkrečiai yra skirti privatiem adresam blokuoti. Toks irgi. Dalis žmonių turbūt net nepastebėjo, žinai, kad čia kažkur kažkas kažką blokuoja, žinai. Čia dabar tu jau, matau, čia taip jau pasiražėjai, pirštus patrauškinai. O, aš bandau prisiminti, apie ką čia kalba sukosi. Ai, čia nuskambėjo, žinai, čia pastaruoju metu labai madinga pasidarė, kaip pastaruoju metu, pastarosius kokį 10 metų, žinai, madinga pasidarė radus kokį exploitą, sukurti jam logotipą, priskirti ten fancy pavadinimą, ištriubinti per visus internetus, žinai, kaip čia vienas ar kitas procesorių gamintojas yra žioplys, ar vienas ar kitas osas yra šūdas. Tai čia gana neseniai Linuxo kernelį, sakykime, rado, naują bugą, eksploituojamą bugą, kuris iš esmės leidžia perrašyti į atmintį, ką tik tai nori, ir kernelio atmintį. Visa problema su visu šitu hypu, šito exploito pavadinimu Slapstick, tai kad jis pats iš savęs yra visiškai useless, kad tu jį panaudotum, tau reikia turėti, žinai, rasti kitą pažeidžiamą vietą, tai yra šitą pakartotiną atminties delokavimą arba naudojimą po delokavimo. Ir kitas dalykas, čia yra visiškai nėra naujas exploitas. Tai yra tiesiog išplėtojimas prieš, 4 metus gal paskelbto šito Google Zero Day analogiškos atakos, kuri taip iki galo ir nebuvo užkardyta, sakykime taip, su mintim, kad tu šito pasinaudotum, tau reikia, žinai, dar 2 papildomų exploitų, žinai. Tai dabar tų reikia buvo exploitų kiekį papildomų sumažino iki 1. Bet vis tiek reikia dar papildomų exploitų. Čia žinai, čia iš tos serijos, kaip ten sako. Jeigu šituo dalyku pasinaudoja, tai tavo sistema šiaip yra compromised. Tai. Kas ten toliau? Šiaip viena iš Infoseko kompanijų vėlgi paskelbė tokį nemažą straipsnį, kuriame aprašė tokį pastebėtą elgesį, kad Cloudflare vis dažniau, žinai, naudoja infekcijų spreadinimui, malvaro sharinimui. Ir viena iš metodikų tai Cloudflare siūloma tunelių paslauga. Žinai. Reikia deliverint kažkokią tai malvarą, automatiškai pasiėmė, žinai, iš Cloudflare siūlomų paslaugų, žinai, tunelį, susisetapini, pragrūdi, ką reikia, atjungi, toliau varai, žinai. Konkretus rašiukas malvarų, kurie panašu deliverina savo visą džiaugsmą. Ir jau pasirodo ne 1 metus, tai Cloudflare, žinai, gali pasinaudoti apsaugai savo resursų, tai reikia turėti omeny, kad ir... Kiti irgi gali pasinaudoti. Taip. Savo resursų skleidimui. Čia, žinai, turbūt pagrindinė problema su tuo, kad su tuo faktu, kad Cloudflare infrastruktūra išnaudojama malvaro siuntimui, tai turbūt tai, kad į Cloudflare infrastruktūrą yra belenkoks trafikas. Žinai. Tame belenkokiame trafike, žinai, tu turi iškapstytos, žinai, egzekus atitinkamus. Nemanau, kad čia kažkas iš šito padarys, net gal. Cloudflare, žinai, ten kokį nors papildomą registraciją, apsunkinimą, dar kažką, žinai, iš savo pusės. Nebent. Bet tai labai norint galima. Čia žinai, kaip su to pačiu Twitteriu buvo. Įvedė, kad Maskas. Botus naikinam, kad visi užsidėtų šitą varnelę. Nes reikia sumokėti, tai botai nemokės. Oi, kaip botai mokėjo. O jie tu, kaip tenai privysa. Praktiškai, jeigu matai mėlyną varnelę, tai praktiškai botas. 8% atveju. Nes, kas į tai investuoja, tas ir investuoja. Čia aš keletą tokių sėkmės istorijų skaičiau, žinai, kaip susimokėti už ten mėlyną ar ten žalę Twitterio varnelę, susimokėti už ChatGPT ir išeiti į pliusą. Ten, biški pakodinus, žinai.
Taip, ir nuo čia kitam laido gale pas Mykolą prasidėjo techniniai nesklandumai ir aš pabandysiu pabaigti vienas, ką mes čia buvom pasiruošę. Tai toks bus keistesnė tinklalaidė. Didžioji dalis pakalbėta dviese, o pabaiga bus viena. Tai štai, 1Password, tai yra, kas nežino, yra slaptažodžių saugojimo programėlė. macOS versija iki 8.10.36 yra pažeidžiama ir rekomenduojama kuo greičiau ją atsinaujinti. Šiaip keista, 1Password nekartą jau nuskambėjusi kaip kažkokius pažeidžiamumus turinti, ir tenai kažkas kažkur nulaužė. Tai, jeigu naudoja, tai bent jau atsinaujinkit. Gal būsit čiūčiai saugesni. Kai kalbam, kad iš užimtumo tarnybos nutekėjo 29 000 žmonių duomenų, tai Amerikoje nutekėjo duomenų 1000 kartų daugiau, 2,9 milijardo asmenų duomenų iš duomenų skreipinimo kompanijos National Public Data, kuri užsiėmė įvairių vadinamais background checkais, tai patikrinti, ar žmogus nėra teistas ar panašiai, ar jis yra tinkamas. Ir jie duomenys iš visur skreipino, kur tik galėjo. Ir nutekėjo ten vardai, pavardės, e-mailai, asmens kodai. Čia mūsų būtų analogas sodros numeriai. Šiaip keista, kad greičiausiai tai nutekėjo ne vien iš Amerikos, 10 kartų daugiau. Tai ko gero ir iš kitų šalių yra. Tai gali būti, kad ir mūsų kažkas pakliuvo. Kaip suprantu, grupinis ieškinys jau ruošiamas ir, žiūrėsim, kas čia bus toliau. Parduodami šitie duomenys beje už $3,5 milijono. Jeigu kas turit, galite nusipirkti, pažiūrėti, gal rasit save. Taigi, išaiškėjo, kad ir AMD procesoriai turi pažeidžiamumų, kaip žinia, Intelis turėjo, gal užtaisė, bet AMD turi ir jie ten, kaip suprantu, pakankamai rimtas tas eksploitas, ten galima įdiegti į procesoriaus, ten firmvarą kažkokį tai kenkėjišką kodą. Jis greičiausiai liks net perinstaliuos operacinę, liks firmvarę, niekas jo nepalies. Ir gera naujiena iš tikrųjų, tai kad tu turi prieiti prie, ne tai, kad fiziškai, gal ir fiziškai, jeigu fiziškai prieini, tai jau taip, bet turi turėti rūto teisės kompiuteryje, kad galėtum įdiegti tą kodą. Tai jeigu jau kažkas kenkėjas prieina prie tokio kodo, turi tokias teisės, tai, žodžiu, problema pas tave ne procesorių, problema jau kažkur kitur. Ir, aišku, paprastam vartotojui tai kaip ir nėra ko labai parintis, čia labiau, aišku, gali nukentėti serveriai. Ir šiaip kažkokie corporate dalykai. Iš vienos pusės tai atrodo baisiai, iš kitos pusės tai iki to dar reikia, kaip sakant, gyventi. Veikimas nebuvo parodytas, nes dabar AMD dirba ties tuo, kaip šitą užpečint dalyką. Per paskutinę Black Hat konferenciją buvo parodyta, kaip downgradint Windowsus. Buvo parodytas pažeidžiamumas, per kurį galima senai ištaisytas klaidas vėl padaryti aktyviomis, tuo pat Windowsus apgaunant, kad viskas yra tvarkoje ir viskas užpečinta, pati naujausi update'ai sudiegti. Nors iš tikrųjų seni pažeidžiamumai ir juos galima naudot piktiems kėslams. Ir dar toks linksmas dalykas su Microsoft'u susijęs, tai kad Azure, jų platforma buvo uždosinta. Jie patys pripažino, kad tai buvo kiberataka ir bent 10 valandų neveikia. Tai, kaip suprantu, čia būtent yra pati platforma, tenai daugam neveikia Office 365, Outlookas, pačio Azure Control panelė, kaip sakyt, kur savo serverius kontroliuoja. Aš nežinau, ar patys serveriai Azure, tarkim, jeigu tu turi serverį Azure infrastruktūro, ar jie buvo nepasiekiami, bet man atrodo, su tais viskas tvarkoja, bet prie pačios platformos jau
buvo 10 valandų neprieinama, tai čia Microsoft'ui nelabai kaip faina, nes po CrowdStrike'o buvo, kai sakė, vaizdelis nekoks, tai dabar dar vaizdelis prastesnis. Nu, bet jie žada pasakyti, kas ten buvo ir kažką tai šituo dalyku taisyti. Kiek žinoma, tai problema buvo ta, kad turėjo suveikti apsaugos nuo DDoS'o, bet jos nesuveikė teisingai ir problemą tik dar apsunkino. Tai Microsoft'as dabar dievagojasi, kad sutvarkys viską, padarys, kad bus gerai ir, kažkaip tai gal, pažiūrėsim, kaip jam seksis. Tai ką, šiam kartui tiek. Čia buvo podcastas kažką ten su kompais ir su techniniais nesklandumais. Susiklausysim kitą kartą, kažkada čia. Iki.